Labas, Tomai. Labas. Ačiū, kad sutikai būti pakalbintas. Kaip jautiesi po satsango? Švelniai. Ramiai. Harmoningai. Sakyčiau, jo tas toks. Su noru, realiai noru judėti toliau. Ir labai stipriai keitė patį mano suvokimą to, kai aš prieš atvažiavimą ir dabar, nes aš tam tikrus dalykus išrašinėjau, kuriuos realiai nepaleidau į erdvę ir sakau, jie tikrai keisis ir jie keitėsi. Jie dabar keičiasi. Kaip vyko Alfredos prisilietimas prie tavęs? Kosmos. Ten, nežinau, ten išnešioja per visą. Realiai manęs jau ten nebuvo, tai... Kas vyko viduje? Kaip jautėsi protas? Meilė. Ne, tik dėkingumas ir meilė. Daugiau nieko nebuvo. Tik dėkingumas ir meilė. Net nežinau, nei kam dėkingumas. Toks, toks. Toks... Ne, taip, tai meilė ir dėkingumas, daugiau nieko. Ir tas jausmas toks, net nepavadinsi ne žodžiu. Galbūt ne visada gali tą jausmą įridėti į žodžius. Manau, kad neįmanoma, nes bus nebetikra. Dar, sakykime, man reikėtų dar pasimokinti išreikšti tą jausmą, nes, tai yra visai, nepatirtas tas, tas nepatyrimas, nepatirtas. O koks buvo pirmas tavo jausmas, kai tu su Alfredu susipažinai? Pirmas? Kai susipažinau, ar kai tik tai ta mintis parodyta, pamatyta, sakykime, ten, nežinau, Jurgita, kur man rodė, ten, ar Facebook'e, ar tas pats susipažinti. Pirmasis impulsas apie žinojimą, kad yra toksai vedlys, mokytojas. Tiesiog tai. Gerai, tai be atrankos. Tai taip, čia gerai, čia nebuvo to, kad aš norėčiau, nenorėčiau, gal man įdomu, gal ne. Man Jurgita parodė, žiūrėk, yra Alfreda, aš tada taip kažką dariau, ten pažiūrėjau. Toks, sakykime, nebuvo nėra ko svajoti, nebuvo nei sprendimo kažkokio, tai ten, tas tinka, taip gerai, iš vidaus ir be abejonių, sakykime, atgal šitą. Vidinis žinojimas, kad tai yra teisinga. Sakykime, taip. Kaip galėtum kitus įkvėpti? Tuo keliu? Ar kaip pakviestum kitus į šitą patirtį? Į šitą patirtį? Tai kuo mes čia kvėpuojam, tai man sunku, realiai man sunku kažkam tai pasakoti to, ko mes kvėpuojam čia. Nes tai realiai man dar kaip, sakykime, tas vyriškas galbūt ar ne, toks, aišku, aš jau toks perlypęs, bet kiekvienam vyrui nepapasakosi, kad tu žiūrėk, galbūt ateik čia ar ne, tas toks...
Jei manęs paklaustų, aš atsakyčiau pas Kaitę. Šiaip siūlyt ne man, nes aš tas šauklys kažkoks, tai ten, sakykime, kad ateikit ten, perleiskit per save, sakykime, tam tikrą, sakykime, savo, tą informaciją, bet jeigu manęs paklauso, tai kito nėra. Kito nežinočiau. Anksčiau galbūt sakyčiau, kad tu paskaityk, ten nuvažiuok kažkur, ten, žinai, ten, bet šiai dienai ne, viskas. Ačiū tau, Tomai. Viskas. Viskas. Ačiū tau.